Va. Na kągi, labas rytas, mielas mano kolegas, stovyklavedy. Labas rytas, Svetlana, labas rytas, malonus klausytojai, ar labas vakaras. Nu, kas kada klauso, tas ir labas. Svarbu, kad labas. Labas rytas klausytojai, žiūrėtojai ir mūsų sekėjai. Mes tikrai jau tokių turime. Ir šiandieną vėl penktadienis ir mes vėl kalbamės apie stovyklas. Rytinė kavinė, geras oras už lango, paukščiukai čiulba, vėjas pučia. Tikra tiesa, oras iš tiesų labai geras ir tikra vasara, gegužės pabaiga ir jau labai reikia kalbėti apie stovyklas, labai aktualus klausimas daugeliui tėvų, vaikų ir šiandien mes su Audrium svarstėm, apie kągi mes kalbėsime ir ypatingą Ir apie ką mes kalbėsime? Ypatingą dėmesį skirsime vadovams. Taip, iš tikrųjų labai svarbi grandis kiekvienoje stovyklai yra vadovai, nes atvažiuoja vaikai pilni lūkesčių ir juos pasitinka kolektyvas. Koks kolektyvas pasitinka ir kaip tas kolektyvas nusiteikęs įvykdyti lūkesčius, vat apie tai mes ir pakalbėsime. Taip, ir žinai, tie lūkesčiai yra ne tik tai kolektyvo, bet vaikų lūkesčiai, ane? Tai aš apie vaikų lūkesčius, apie vaikų ir, tėvelių lūkesčiai yra viena, tai yra kita tema, kita visiškai sfera, bet vaikų lūkesčiai tai yra svarbiausia, nes stovykla yra dėl vaikų ir apie vaikus, o ne dėl tėvelių ir apie tėvelius. Bet ir vadovai patys vienareikšmiškai turi lūkesčių, juk vadovai važiuoja į stovyklas, irgi turbūt ne šiaip savo ir tai tikriausiai atskira kategorija žmonių yra stovyklų vadovai. Mhm. Kaip tu galvoji, ar jie kažkuo skiriasi nuo tų kitų žmonių? Be abejo. Kiekvienas į stovyklą važiuojantis vadovas supranta, kad teks dirbti. Savaitę daugiau laiko praleis su vaikais įvairaus amžiaus, įvairių poreikių, įvairių supratimų, pereiti per įvairias situacijas ir tam tikrus iššūkius įveikti. Man labai patiko, mes prieš pokalbį turėjom tokį skaitinėlį, kasgi yra vadovas ir kaip tas vadovas turėtų skambėti. Tai gal paskaityk, būk maloniai, kad mes kažkiek suvienodintumėm apie ką mes čia. Jo, aš net užsirašiau, žinai, kasgi tas vadovas, nors iš tikrųjų būdą tai suprantam, koks yra tas vadovas, bet galbūt net galim pasakyti, kad čia yra toks savotiškas apibrėžimas, kad formulė. Jo, matai, daug ką žmonės supranta, sako, akis didelės blizga, matau, kad kažko nori, bet ko nori nesuprantu, tai... Tai tas supratimas irgi, mes daug ką suprantam, bet imkim ir įgarsinkim. Čia kaip su tom linijom. Kol parkinge nebuvo linijų, žmonės statė mašinas kaip papuola ir visi barėsi ir vos nemušėsi. Vieną dieną nupešė linijas ir atėjo tvarka, tai čia matyt panašiai. Tarp kitko, tu labai teisus, nes vėlgi mes, žinai, kalbame ir apie mūsų norą padaryti tokį, gal suvienodinti, ir padėti stovyklų organizatoriams su vadovų atranka, vadovų paieška ir panašiai. Tai pirmiausia... Padaryti mažiau klaidų. Taip. Tai stovyklos vadovas, aišku, tai yra pirmiausiai žmogus pasiruošęs ir suprantantis, ką reikia daryti, kaip organizuoti vaikų saugumą ir užimtumą. Tai pirmiausia. Nes saugumas, užimtumas yra pirmoji vietoje. Taip pat tai yra žmogus, kuris turi bent jau pagrindus ir supratimą galbūt tokį apie vaikų psichologiją, gebantis dirbti su vaikų grupe, bet lygiai taip pat gebantis spręsti individualias vaikų problemas. Taip gudriai nuskambėjo, ne?
teisingai nuskambėjo. Taip ir yra iš tikrųjų. Dėl to stovyklų vadovais netampa, kas papuola ir kada papuola, tikriausiai jo. Nežinau, kaip tu vykdai atranką į stovyklų vadovus. Pas mane stovyklų vadovai dažniausiai tie, kurie patys ilgą laiką stovyklavę, kuriuos aš žinau, kurie paliesti. Nesakau, kad taip būna 100%, bet dažniausiai tai būna skautai, kurie supranta, ko jie imasi, nes jie jau ir iki to turėjo vaikus ir yra vaikų vadovai. Žinai, tai yra svajonė turbūt turėti tokius vadovus, tai reiškia juos užsiauginti. Iš tiesų, mano stovykloje vadovais dirba suaugę žmonės, profesionalai, savo sričių profesionalai, tai yra daugiau vadovai mentoriai, bet jie irgi iš niekur neatsiranda. Pačioj pradžioj, kada pradėjau daryti stovyklas, tai mano vizija buvo tokia, kad aš turiu tikrai ieškotis profesionalių savo, sakykime, srities atstovų. Ir pirmosios patirtis tai buvo su pedagogais. Bet su pedagogais, tais tikraisiais mokytojais, kurie matė ugdymą ne tik mokykloje, bet ir tą neformalų. Ir po to, kas atsitiko? Atsitiko daugiamečiai stovyklautojai, kurie patys skambina ir sako, Svetlana, o gal galima pasistovykloje tapti vadovu? Va, tai čia aš galvoju yra idealiausia jo, nes jie žino ne tik tai, ką reiškia stovyklauti, jie žino tavo stovyklos formatą, jie žino tave ir, kaip aš sakau, žmogui nereikia pasakyti viso sakinio, jis ir pusę sakinio supranta, apie ką kalba. Jeigu tu esi toj pačioj temoj, jeigu tu esi miške, aš prisimenu, darydamas pirmą alfa būrio pamainą, įrodinėjau, kad man reikalingi tie jaunuoliai. Vykdžiau savo programą, žygiavimai, raportavimai, į ką mano bendraautoriai žiūrėjo taip, sakykime, rezervuotai jo, nes patirtis buvo sportinių stovyklų, ne skautiškų, dėl to sakė, kas čia dabar tos vėliavos kelimai ir taip toliau, bet tai yra rytinė vakarinė rutina. Kas yra rikiuotė? Rikiuotė yra vieta, kur galima greitai ir efektyviai perduoti visą informaciją. Susiskaičiuoti, pasižiūrėti, kaip visi atrodo, gyvi, negyvi atėjo ir visiems vienu metu pasakyti tą pačią informaciją. Nes jeigu pastebėjai, jeigu tu pradėsi sakyti, pasakyk tam, yra toks žaidimas sugedęs telefonas, pabaigoje gali išgirsti tą, ko nesitikėjo. Kai to tarpu yra rikiuotė, visi stovi, visiems pasakyta informacija ir visi suprato. Kaip suprato kitas reikalas, bet pasakyta buvo vienareikšmiškai taip. Tai yra rikiuotės plius, tai yra geras vaibas, raportai, šūkiai kiekvieną kartą, rytinis, vakarinis paštas, kas vaikam irgi yra labai svarbu. Prisimeni, sakiau, sutikau jaunuolį ant tvoros, tai ką jis prisiminė, tai jis paštą prisiminė. Sakė, tai va ten būdavo paštas visokios, ne tik laiškai įdomus, bet pas mus pašte būna dar ir visokios pletkai, paskolos. Prisigalvoja kartais visokių vėjų, vadovai kartais truputį parašo, kad užvest ant minčių apie visokius šrekus ir taip toliau, bet vaikam linksma, o jeigu vaikam linksma, tai yra tikslas. Be abejo, stovykloje, kad ir ką bedarytume, vis tiek vaikam turi būti smagu, linksma, tai turi būti nuotykis. Ir vadovai turi sukurti nuotykį. Ir žinai, minėjau, kad mano stovykloje pirmieji vadovai, ir dabar be abejo jų tikrai yra vadovai mokytojai. Ir žinai, ar iš tikrųjų stovyklos vadovas, jeigu jis yra mokytojas, gali vesti tokius pačius užsiėmimus kaip mokykloje. Kaip tu manai? Kažkuria prasme taip, kažkuria prasme ne. Jeigu tai yra dalykininkas, čia mano nuomonė, jo, lietuvių, matematika, taip toliau.
Nėra tokių dalykų. Bet jeigu tai yra darbų mokytojas, wow, o čia ir prasideda fantazija, nes jeigu žmogus su fantazija, tai stovyklai bus linksma. Nes stovyklose mes jau nebesimokom rimtų dalykų, jeigu tai nėra kažkokia, kryptinga būrelio stovykla, krepšinis, kažkoks šachmatai ar kažkas. Mes ten atsipalaiduojam, ilsimės. Vėlgi, žiūrėk, tie mano dalykiniai dalykai čia yra daugiau mano tema, jo, kad miške mes kažką mokomės, vis tik mokomės, neleidžiam laiko skautiškose stovyklose, tiesiog šiaip mes mokomės, mes kažką darom, nes mes turim iš nieko pasidaryti būtį ir paskui išvažiuoti ir tą vietą palikti vėl tokią, kokią radom, dar gražesnę, kad nieks net nesuprastų, kad ten buvo kažkokie skautai, kad ten kažkas vyko veiklos, išskyrus gal ištryptą žolę, arba jeigu lietus smarkiai lyja, ten tos takus tokius migracinius, žinai, jeigu savaitę stovykla vienoje vietoje stovi, tai paskui dar mėnesį toje vietoje žolė atauginėja. Ką darysi? Yra takai, kur žmonės vaikšto. Taip, yra stovykla. Iš tikrųjų, aš tau pritarčiau, kad mokytojas, jeigu jisai turi mokykloje, kaip tu minėjai, darbų arba kaip dabar vadina, technologijų pamokos, jeigu tai yra fizinio lavinimo mokytojas, tai be abejo, tai gali būti užsiėmimai vedami tokie, bet manau, kad jie turi būti vedami kitaip, taikant kitus metodus. Žinai, tu teisi, aš dabar netgi beklausydamas tavęs pergalvojau, ir matematikas gali labai įdomiai stovyklai pasireikšti. Be abejo. Yra įdomioji matematika, kur taip, kad jo, gali. Tik tai turėtų prieiti prie to kitokių formatų kūrybingai. Taip, kiti metodai. Reikia suvokti, kad stovykla tai absoliučiai ne mokykla ir mes neduodame namų darbų, mes juos ugdome visai kitaip. Tai bent jau mano stovyklos yra visos paremtos taikant patyriminį metodą. Ir tai, ką tu šneki, lygiai tas pats yra. Patyriminis metodas, kada mes bandome gyvenimą ir gyvenimo įvairius dalykus kitais metodais, bandymais. Tai iš tikrųjų, jeigu tas mokytojas toks yra, tai jis yra superinis stovyklos vadovas. Jeigu tai yra stovyklautojas, kuris daug metų stovyklavo ir žino iš kitos pusės stovyklos, sakykime, virtuviais atėjo būdamas mažas ar ten jau šiek tiek paaugęs, pasičiupinėjo, po to prisidėjo prie mūsų veiklų ir tikrai aš šiemet džiaugiuosi, kad stovyklos organizavime man padeda mano buvusi ilgametė stovyklautoja, mes net ne tai, kad padedame, mes turime partnerystės santykį, mergina, kuriai šiai dienai 24 metai ir paskutinius metus stovykloje, kada jau jinai buvo suaugusi pakankamai, ji padėdavo vesti tam tikrus užsiėmimus ir įneždavo labai daug, žinai, tų minčių perduodavo, kogi nori tie stovyklautojai ir viena iš jos idėjų, tai mes turėjome naktinę kavinę, į kurią pasibūti turėjo, kaip pasakyti, užsitarnauti. Ką reiškia? Matai, reiškia stovykla nuo 14 metų. Taip, nuo 14 metų ir jiemsgi, žinai, norisi pavakaroti ir panašiai. Tai buvo sąlygos iškeltos, kad tik tai tada, jeigu mes turime iš tikrųjų taisyklių laikymasi, nes bet kokiu atveju stovykla yra taisyklės, nes daug vaikų vienoje vietoje ir taisyklių neturėjimas, tai jau nežinau tada, kaip mes galime pavadinti. Tragedija. Taip, tai kadangi buvo taisyklės, tai visi, kurie norėjo patekti į tą mūsų naktinę stovyklą, kuri veikė berods iki 1 valandos nakties, reiškia, jie turėjo laikytis taisyklių. Bet ta naktinė kavinė buvo toksai labai paprastas ir fainas laikas, tiesiog buvo skirta erdvė, kurią jie pasipuošė ir kur eidavo, pasidarydavo arbatos ten, žinai, kažkokių tai atsineždavo savo skanėstų, žiūrėdavo filmus, žaisdavo žaidimus ir tiesiog pliurpdavo. Tai vadinosi tokia, žinai, naktinė kavinė. Tai iš tiesų
nu, tokios patirtis, žinai, kažin ar kur nors tu jų begausi. Ir vat jaunas žmogus įnešęs ir vėliau pareiškęs norą būti vadovu jau po kiek metų. Tai iš tikrųjų labai, labai smagu. Ir žinai, pereinam mes su tavimi taip gražiai prie dar tokių svarbių dalykų, kuogi turi pasižymėti stovyklos vadovas. Tai va tai, ką sakiau, manau, kad tai yra kūrybiškumas. Kaip tu manai, jeigu mes naudotume, pavyzdžiui, skalę nuo 1 iki 10, kurioje vietoje būtų kūrybiškumas vadovo? Aišku, virš 5, bet aš visą laiką, kadangi mano kontingentas yra mažiukai, tai aš pirmiausia žiūriu empatiją. Nes su mažiukais daugiau tokių, reiškia, buitinių dalykų yra, zyzimys, jis gali būti visiškai nekūrybingas arba jis būtų empatiškas. Nes jeigu jisai nusirovęs ir bėgs ten daryti savo programų, tai tas vaikas gali likti, nu, žinai, nepakeistais triusikais. Tai, nu, matai, čia mūsų šiek tiek jo. Tai Jo, mes bet jeigu turime tai ir kitų. kūrybingas, Mes turim kitų bruožų, kuriuos turėtų turėti. Tai va tu pasakė apie empatiją, tai galime turbūt priglausti prie empatijos draugiškumą ir atvirumą. Taip. Ir toje skalėje turbūt tarp 8-10. Taip, taip. Nes vaikai labai jaučia. Labai jaučia, kiek tu iš tikrųjų esi atviras, kiek tu esi su jais. Ir čia pagrindas. Jeigu yra pasitikėjimas tarpusavio, jeigu yra chebra komanda. O kas yra chebra, tarp kitko, tu žinai? Žinok, kažkada esu skaičiusi tą apibrėžimą, bet tikrai neprisimenu. Man kažkada sovietiniai mokyklai viena mokytoja pasakė, kad chebra yra nuo kažkokio ten žodžio, kas reiškia mėšlo. Aš taip kažkaip pasakė, mokytoja reiškia šventą, žinai. Ir praeitais metais aš ten tokius rilsus įrašinėjau ir vis aš chebrytė, žinai, chebrytė, galvoju, palako, ką tas chebrytė reiškia. Ir pasigūglinau, pasirodo, hebroid, žydiškas žodis, reiškiantis savitarpio pagalbos komandą. Va taip. Tai jeigu tu hebroj, tai mes visi kartu viens kitam padedam. Jeigu tu ne hebroj, nu tai mes tau nepadedam ir tu mum nepadedi. Tai hebrytė yra geras žodis. Geras. Va čia tai, žinai, atradimas ir tikrai prisiminsiu šitą. Ir taip, ir dabar žiūrėk, ta hebra, kuri viena kitiem padeda, bet kartais susiduria su tokiu dalyku kaip kantrybė. Kurioje vietoje, kaip tu galvoji, vadovo yra kantrybė kaip vertybė? Iš 10? Taip. Ties 12. Jo, čia taip. Kantrybė yra dvasios vaisius. Vienas iš dvasios vaisių. Ir tas vaisius, kurį augint per didelį niekada nebus. Kantrybę reikia auginti. Kantrybė yra dvasios vaisius. Man lengva, žinai, aš kantrus. Kantrybė dvasios vaisius. Super pasakymas, iš tikrųjų labai, labai gilus. Ir iš tos kantrybės mes galime suprasti, kad yra dar vienas svarbus dalykas, manau, kad tikrai jisai labai svarbus, tai yra mokėjimas dėrėtis. Jeigu mes imam tą skalę, tai tas mokėjimas dėrėtis, kuris atsiranda? Bet kokiu atveju gyvenime visiems reikia mokėti dėrėtis. 10. 10. Jo, ir daryt nuolaidas, nes jeigu tu dėrėsi visą laiką tik į vieną pusę, tai irgi nėra gerai. Visi supranta, kad, nu taip, tu čia vadovauji, bet nu, tai nėra gerai. Tai reikia mokėti ir pralaimėti. Nu, ta prasme, kad dabar į mano pusę buvo dėrybos, kitą kartą į tavo pusę, kad jos būtų ne visą laiką vienam man naudingos tos dėrybos. Na, be abejo, dėrybos yra
todėl ir dėrybos, kad atliepti vieno ir kito poreikį. Ir, žinai, kalbant apie dėrybas, tai yra tokia viena savoka kaip kompromisas. Ir kaip tau atrodo, ar tas kompromisas, kurį mes atrandame, pavyzdžiui, stovykloje, ar jisai yra gerai? Nu, kažkuriam iš dėrybininkų gerai, kuriam gerai ne visada, žinai, būna ta. Ne visada abiem būna gerai. Aišku, tobulai, jeigu ten būna abiem gerai. O aš tai galvoju, kad kompromisas tai nei vienam, nei kitam gerai nėra. Žiūrėk, juk mes realiai nedavėm šitoj vietoj nei vaikui to, ko jis norėjo, nei vadovui to, ko jisai galbūt reikalavo arba norėjo. Mes išlikom tokioj neutralioj pozicijoje, kur tarkim, nu gerai, aš nusileisiu tau, tu nusileisi man, bet pasitenkinimo iš to nebuvo. Nu, bet priimtas sprendimas, nu, ta prasme, abi pusės laimingos, tai galvoju, nu vis tiek tai geriau negu nieko. Aš tai galvoju, kad nelaimingos, tiesiog susitarusios. Bet, nu, tai ir yra laimė, nu reikia mokėti rasti laimę mažuose dalykuose. Bet iš tikrųjų kompromisas kartais stovykloje labai reikalingas. Turiu vieną savo patirtį, kur mes tiesiog aš ir grupė jaunuolių vyrukų turėjom priimti tokį gal kompromisą, žinai, tai buvo vaikai iš globos įstaigos, bet, kaip ir sakiau, žinai, kompromisai reikalingi, bet kartais jie nei tau, nei man ir greičiau įmanoma pažeisti tai, ką tu susitarei. Tai mano ta patirtis tikrai buvo tokia, žinai, 4 dienos truko kaip mėnesį ir nieko gero, tiesą pasakius, su tais vaikais nebuvo, bet reikia suprasti, kad jų iš tikrųjų buvo 16 iš globos namų, 60 vaikų pamaina, 16 vaikų iš... Tai jau gera chebrytė buvo. Jo, ir iš tų 16, 6 buvo didžiulis iššūkis. Prieš daug metų ir tie jaunuoliai jau turėjo netgi ir baudžiamąją atsakomybę, būdami 16 metų. Tai, žinai, ir aš kažkodėl prisimenu vis, kad mes tada tokį kompromisą priėmėm, bet jis nebuvo iš tų, kuris buvo tinkamas, ko gero, kitų vaikų net atžvilgių. Bet tai davė didžiulę pamoką ir supratimą, kas yra tinkama komanda stovykloje. Kada ta atrodanti didelė problema buvo išspręsta labai greitai, labai kompaktiškai ir taip, kad kiti stovyklaujantis vaikai nepajuto savo atžvilgių, pavadinkim taip, skriaudos kažkokios. Tai, matai, kokie prisiminimai kyla, kada pradedi kalbėti apie vadovus ir supranti, žinai, kad komanda vadovų turi būti iš tikrųjų labai, labai suprantanti vieną kitą, ne tik vienas kitą ir ne tik vaikus, gebėti spręsti vaikų, žinai, problemas, bet gebėti spręsti ir savo irgi problemas, nes tikrai stovykloje mes turime iššūkių. Taip, aš visą laiką, žinai, sakau, pamatyti kažką, kas ne taip ir ateiti apie tai pasakot, tai yra labai paprasta. Bet pamatyti, kas ne taip ir greit padaryti, kad būtų taip, va čia yra menas. Taip. Jo, ateiti ir pompuoti smegenis ir visiems skelbti, kaip čia kažkas ne taip, ne? Tai čia nieko nereiškia. Tai yra nulis. Čia joks netalentas, visi tą sugeba, bet paimti ir tyliai padaryti taip, kaip reikia. Dar, žinai, vadovus aš raginu, komandą. Sakau, žiūrėkit, visi mes turim stipriųjų ir silpnųjų pusių. Jeigu dabar vaikščiosim ir vieni kitiem baksnosim į silpnasias pusės, tai bus tik susierzinimas. Nes nieks neidealus, idealus tik tai norai ir ketinimai.
Bet jeigu aš žinau, kur tu gali suklupti, ne, ir toj vietoj tave šiek tiek pasaugau, tu žinai, kur aš galiu suklupti ir toj vietoj mane pasaugai, būni atlaidesnis. Tai procesas vyksta tobulai. Ir dažniausiai pavyksta susitart, nes kiekvienas turim kažkokių savų ten tokių, reiškia, niuansėlių. Reikia suprasti, kad toj vietoj gali būti taip, kažkas gali pramiegoti silpnesnis, kažkas gali kažką pamiršti ir panašiai ir panašiai. Tai, žinai, aš netgi nupiešiu tokį, kadangi mokiausi techninius mokslus, teko matyti, kaip klijuojami tie tokie varantis diržai. Ir dabar automobiliai yra varomi diržais, nuo variklio iki greičių dėžės eina diržas guminis, ne? Dabar nebėra problemos su tais diržais, jos ten nupirkai ir taip toliau. Anksčiau klijuodavo jos. Reiškia, ir jeigu tu tą diržą priklijuosi, jis nutrūko, nuvalei paviršių, pridėjai vieną prie kito, o taip suklijavai jo, jis nesilaikys. Specialiai tam būdavo daromas tokia nuopjova, išilga. Ne? Aš netgi piešiu tą schematiškai, kaip išilga tokia, reiškia, ilga, išilga, kad vienas galas, kuris plonesnis, ir kitas galas, kuris plonesnis, ir susijungia, čia daug pasakot reikėtų. Susijungia, persidengia. Taip, aš supratau, ką tu nori pasakyti. Pusės pridengia tavo silpnasias pusės, o tavo stipriosios mano silpnasias. Ten, kur aš silpnas, tu stiprus ir tu mane palaikai. Ir toks suklijavimas, netgi nešantis diržai, tie, kurie varančios pavaros, kur didelės apkrovos, kur pastoviai keičiasi, tas diržas jisai sukasi, apkrautas. Toks suklijavimas yra įmanomas, netgi toks suklijavimas įmanomas. Tai va tokius dalykus paaiškinu, kas supranta, kas nesupranta, supras vėliau. Taip, todėl aš labai džiaugiuosi, žinai, kad ta situacija prieš daug metų buvusi šią dieną tikrai nesikartotų ir labai džiaugiuosi, kad 10-11 metų su vienu iš tos komandos vadovų mes tebedirbame. Ir neaišku, kokios patirtis tų jaunuolių, kurie iš tos stovyklos išėjo. Mesgi jie išeina į gyvenimą, mes juos sutinkam labai retai, o sutikę dažniausiai retai, kuris iš jų prieina ir kažką pasako. Mes negalim pasakyti, kaip buvo toliau. Sako, sėk sėklą, viešpats laisto ir nesirūpink, kaip jinai auga. Gerą sėklą reikia sėti. Be abejo. Tai tu įsivaizduoji, Audriau, mes su tavim vėl prišnekėjom jau visą pusvalandį ir mūsų laikas ištirpo ir ko gero galim tiesiog užfiksuoti kelias baigiamasias mintis apie tai, kodėlgi tie vadovai yra tokie svarbus. Pasakyk. Vadovai. Tai yra stovyklos sėkmės garantas. Jeigu ne vadovai, vienas nei Svetlana, nei Audrius stovyklos nepadarytų. Tai žinai, galima parašyti tobulą programą, turėti tobulų ketinimų ir supirkti pačias brangiausias priemonės. Ir tai rodo patirtis, jo. Reiškia, bet jeigu nebus komandos, jeigu nebus sutarimo, tai jokios priemonės pačios neįsijungia ir neatlieka savo funkcijų. Visą laiką yra tas vadovas, kuris su tais vaikais, kuris kantrus ir kuriam nereikia dūzginti smegenų. Mielos mamytės, jeigu jūs galvojat, kad jeigu vadovui skambinsit 5 kartus į dieną ir bandysit koreguoti jo darbą, tom padėsit, tikrai ne. Leiskit jam daryti tai, ką jis gali geriausia, ir jis tai padarys. Tuo tarpu, žinot, kai būna su tais pastabom ir pastebėjimais, mane dažniausiai jos išmuša. Aš susijaudinu, pradedu daryti analizę korekcijas, tuo metu, kada nereikia to daryti ir procesas nuvysta. Dėl to gyvenime supratau, kad analizę korekcijas reikia daryti arba vakare, kada procesas baigtas tos dienos, arba geriau po stovyklos. Taip aš ir prašau tėvelių, kad jeigu galit, jeigu norit, skambinkit, aš su jumis kalbėsiu,
Bet kol su jumis kalbėsiu, nekalbėsiu su jais, tai jūs jau rinkitės. Super, Audriau, dėkui ir aš tikrai neturiu net ką pridurti, nes tu pasakėjai viską apie tai, kodėl tie vadovai yra tokie mums svarbus. Ir šiandieną tą gaidelę mes ir pabaigiam, kad Jo, aš tik tai duosiu yra patarimą stiprybė. tėveliam ir mamom, ką daryti, ypatingai močiutėm, ką daryti, jeigu jūs labai nerimaujat dėl to vaiko stovykloj. Vienintelis dalykas, ką reikia daryti ir galima daryti nesustojant, tai yra melstis ir laimint. Stovyklą, vadovus, mane, vaikus, melstis, laimint, linkėt ko geriausio, kaip norit. Ir negalvot apie mus kažkokių š. Nes jeigu galvosit š, tai materializuosis. Tikrai mintis materializuojasi. Tai mėly mūsų klausytojai, sekėjai, stebėtojai, žiūrėtojai, šiandieną Jau dabar melskitės už stovyklas. Jo, šiandieną tiek ir iki geriausių kitų pasimatymų, kitą penktadienį mes ir vėl būsime su jumis.